Taip, šiandien pas mus ant stalo yra pultelis HRmatic 2, originalus imtuvėlis Project ir dabar gera naujiena. Anksčiau buvo žinoma visiems profesionalams, kad nuklonuoti arba nukopijuoti Project pultelis neįmanoma, bet šiandien parodysiu kažką. Tai tiesiog dabar matom, kad čia yra iš tikrųjų yra Project BMB kintamo kodo. Matome, kad šitas pultelis yra veikiantis, čia yra Project. Ir šitas pultelis kol kas neveikia. Tai dabar įvedama programavimo būseną. Pultelis HRmatic priėmė kodą, užtvirtinam čia ant pirmo mygtuką, kol kas jis neveikia. Tai turim pagal instrukciją paspausti mygtuką ir paspausti. Viskas, pultelis jau veikia. Kaip matom, pultelis HRmatic įgijo visus savybės Project pultelio, turi tokią patį kodą ir tokią patį dažnį. Tai dar kartelį, pultelis puikiai veikia.